Atrodo, šiomis dienomis niekas nevyksta pagal planą, kad ir ką bebandytum daryti, vis kažkas kiša pagalius į ratus. Taigi šią jaunatį tau trukdžius daro Saturnas. Jis bando tavo kantrybę. Kiekgi tu turėsi tos kantrybės. Ką apie tai kalba Taro, pažiūrėsim, kokias energijas šitą jaunatį jums rodo Taro kiekvienam zodiako ženklui. Pakomentuok po šito postų savo gimimo vietą, gimimo datą ir gimimo laiką. Tik tokiu atveju aš galiu pažiūrėti tavo ascendento ženklą. O dabar lekiam pasižiūrėti, apie kągi yra šios jaunaties energijos. Avinas. Apie kągi šitą jaunatis mergelės ženklę yra Avinui. Avinui yra apie tai, kad į naujas pradžias eiti reikėtų su didžiausiu užsidegimu. Jums yra duota gausa, jums yra duota labai netgi daug veiksmo ir per tą veiksmą reikia eiti į gausą. Pentaklių tūzas jums parodo, kad iš tikrųjų viskas slypi tik tai tame, kiek jūs norėsite įdėti savo darbo, veiksmo, ugnies, savo tą visą vidinę ugnį, kiek jūs norėsite įdėti į tai, kad jūs galėtumėte pasiimti visą jums pažadėtą gausą, kuri yra tiesiog, kaip sako, ranka pasiekiama. Gali atrodyti, kad jūs iki šio momento dirbote viską bergždžiai, stengiatės viską dėl nieko. Gali atrodyti tai, kad ta gausa, tie visi apdovanojimai buvo ne jums, jie ėjo pro šalį, bet iš tikrųjų dar truputėlį kantrybės ir jūs tikrai būsite apdovanoti už savo įdėtą darbą. Apie ką ši jaunatis yra Jaučio ženkle gimusiems žmonėms. Tai yra apie jūsų mokėjimą ir sugebėjimą savo visus darbus, savo visus planus susistruktūrizuoti. Iš tikrųjų, šitą jaunatis jums nori parodyti, kad jūs labai puikiai galite imtis visų savo idėjų, visų savo norų, visų savo užsidegimų, visų savo vizijų. Tiesiog kartais gali jums pritrūkti to tokio struktūros ir plano iki menkiausios detalės. Šiaip šiuo momentu, šiuo atveju, šiomis dienomis labai trukdo Saturnas. Tai jeigu jūs susiplanavote ir jums kažkas nepavyko, žinokite, kad jums yra duodami išbandymai. Ar jūs nepersigalvosite eidami ir siekdami savo tikslo. Tai nepabijokite tiesiog tvirtai stovėti ties savo planais, gal trupučiuką juos kiek pakoreguoti, nes iš tikrųjų jūs einate labai teisinga kryptimi ir šita jaunatis yra tiesiog kažkokie tai išbandymai, kažkokie tai truputėlį nukrypimai nuo jūsų kelio į finišo tiesėje, tiesiog reikėtų tuo keliu eiti, net jeigu yra trupučiuką ten kažkokių tai numatytų ir nenumatytų pataisimų. Dvyniai. Dar viena gausos korta. Tūzas pentaklių rodo, kad iš tikrųjų pas jūs gali ateiti kažkokie tai pasiūlymai, gali ateiti jums pačiums kažkokios kylančios idėjos į jūsų numatytą veiklą. Viduje jūs greičiausiai degate noru imtis daryti ir veikti. Ir netgi jums gali atrodyti kartais, kad stengiatės peršokti patys savo galimybės, nes labai jau tas noras didžiulis. Bet iš tikrųjų, tai kuo daugiau darote, tuo daugiau jūs gaunate. Stebėkite save. Ar nėra taip, kad jeigu jūs tingite, pritingite ir savo tą vidinę ugnį nusukate kažkur kitokią linkme ir tikitės kažkokio rezultato? Ar nėra taip, kad tas rezultatas jisai vis dėlto neateina todėl, kad jūs neįdėjote pakankamai jėgų, pakankamai energijos į tai, ko jūs norite? Jeigu jūs norite būti apdovanoti už savo žygdarbius, tai jūs turite pasistengti ir būti tuo žygiuotoju, kuris į tai eina. Nes be šito dėja apdovanojimo ir nebus. Vėžys. Apie tai, kad galbūt jūs stengiatės savo kelionę į savo tikslą ne visai sąžiningų būdų pasiekti. Vėžys, būkite atsargus, ką ir kaip jūs mastote. Gal kartais ne visada jūsų mintys yra labai nuoširdžios, labai tikslingos. Gali būti, kad jūs planuojate savo gyvenimo kelionę šiek tiek bandydami apeiti jums nutiestą kelią. Tai žinokite, kad jeigu jums yra duotos užduotis, tas užduotis reikia įvykdyti. Nes jeigu jų neįvykdysite dabar, jos gali jums pasikartoti ateityje. Šita jaunatis vėžio atstovams ir atstovėms yra apie tai, kad būkite sąžiningi savo mąstyme, savo mintyse ir į tikslą galite netgi pasiimti su savimi kažką,
kas jums galėtų padėti savo tas visas mintis, savo tas visas energijas nukreipti pozityvę linkme, nes gali būti, kad jums šita jaunatis gali iškelti tokių netgi negatyvokų energijų. Apie ką šita jaunatis yra liūto atstovėms ir atstovams. Liūtukai. Jeigu jūsų ascendentas yra liūtas, jeigu jūsų mėnulis stovi liūtė, arba jūsų saulė stovi liūtė, apie ką šita jaunatis. Dar viena yra, jeigu jūs sėdite, laukiate, kol jūs užplūs ta vidinė ugnis, kol jums tas laužas vidinis pradės degti ir vesti jūs į tą norą eiti ir daryti kažką, tai žinokite, kad teks tas vis dėlto taures jausmų, savo visų emocijų patiems ir pačioms prisipildyti. Nes šiai dienai niekas iš šono nesiūlo jums postumio ar tiesiog degtuko ar žiebtuvėlio tą jūsų vidiniai ugniai uždegti. Tai žodžiu, kad tas vanduo, viduje tas vanduo jūsų jausmų, tas didžiulis toks ugninis vulkanas išsiliepsnotų, jums reikia pradėti žiūrėti, kas kelia jums tas emocijas, tas energijas, tą norą į veiksmą. Jeigu jūs iki šios dienos jautėtės, kad negaudote rezultatų už tiek, kiek jūs įdedate į savo veiklą, į savo veiksmus, į savo norų auginimą, jūs neįdedate tiek energijos, tiek ugnies, bet jūs negaunate rezultato, tai žinokite, kad tie rezultatai jau po trupučiuką pradės rodytis. Neskubėkite ir būsite pirmi, tačiau ir nestovėkite, nesėdėkite ir nežiūrėkite į savo tuščią jausmų pasaulį, nes jo niekas kitas jums nepripildys, jį reikės pasipildyti patiems liūtukai. Mergelės atstovams ir atstovėms. Kokiamis energijomis ateina? Na ką sako, žiūrėk. Jau reikėtų iškeliauti kita kryptimi. Gal iki šiol vis dar dvejojai, dar iki šiol kažkiek abejojai, tačiau jeigu tu rasi savo laiką ir vietą, labai gerai pamastyti, apie ką yra tavo nauja kelionė, apie ką yra tavo nauji žingsniai, nauja pakraipa tavo gyvenime, tu tikrai galėsi pamatyti, kas tai yra. 4 kardų tau sako, labai būtų gerai, kad rastum savo akimirką tylos. Ar tai būtų meditacija, ar tai būtų kažkas tokio, kas leidžia tau pasiklausyti savo labai ypatingų minčių. Ne kasdienių, ne apie buitį, ne apie vaikus, vyrus, žmonas, darbus, meilės, pinigus, bet apie tai, kokia iš tikrųjų yra tavo sekanti kelionės atkarpa, pakraipa. Nes jinai yra tau nutiesta, tiesiog tau reikia išsirinkti, apie kągi yra šitas kelias, kuriuo tu su malonumu žygiuotum, pasiremdamas savo išmintimi, savo patirtimi ir savo talentais. Ir apie ką ši jaunatis yra svarstyklėms? Svarstyklėms yra apie tai, kad jūs greičiausiai bandote išvengti kažkokio savo tobulėjimo. Galvojate, kad, kiek aš žinau, man šiandienai užteks. Bet gali būti, kad per šitą jaunatį, per šios jaunaties energijas jums iškels kažkokius trūkumus jūsų žinių bagaže. Tai jeigu jūs rasite progą, rasite tai, ko jūs norite mokytis, ar tai, ką jūs mokate, norite dar labiau patobulinti, dar giliau išmokti, dar giliau išnagrinėti, kad tai būtų jums naudinga, ne tik tai jums patiems, bet ir pasidalinti tuo, ar tai būtų apie jūsų kažkokią veiklą, o galbūt tiesiog apie tai, kaip pagerinti savo finansinę gerovę, o galbūt kaip iškelti save jau į profesionalo lygį, tai žinokite, nepavyks jums išsisukti nuo šito, nes bus tokių atvejų ir tokių situacijų, kai jūs tiesiog apie tai pakratys, apie tai jūs paklausinės. Jeigu galite, tai tiesiog pabandykite bent jau knygą kažkokią paskaityti ar savo senus kokius užrašus pavartyti, kas liečia jūsų veiklą, jūsų darbus, nes tai jums yra pravartu. Skorpionui. Skorpionui šita jaunatis sako, iki šio laiko galbūt sėdėjai savo mažame draugių ratelėje, draugų, savo kažkokiam tam uždaram tokiam džiaugsmingame ratelėje, tačiau atėjo laikas kelti sparnus į pasaulį, nes tam mažam ratelį jau to džiaugsmo kaip ir trūksta.
tu pasėmei viską, kas ten buvo tau duota paduota, dabar jau reikėtų keliauti į platesnius tolius, į platesnės erdves. Pasaulis ir visata yra absoliučiai didelis ir didžiulis. Neleisk savęs užsidaryti vien tik tai tame saugiame burbule, kuriame tu jautiesi geriausiai. Čia tu nesi tam, kad tu būtum vien tik tai savo artimųjų, savo mylimųjų, savo bendraminčių rate. Tu tenai jau išaugai, kiek tu galėjai. Dabar tau reikia keliauti į platesnius vandenis. Atverk visus langus, atidaryk visas duris ir parodyk pasauliui, iš kokio molio tu esi drėbta. Apie ką ši jaunatis yra šauliui? Šauliui yra apie pergalę, pergalingus žingsnius ir žygius. Tiek dėjai darbo, tiek dėjai jėgų, tiek kantrybė tavo bandė viskas ir per visur, per tavo bandymą pasiekti daugiau negu tu turi. Tu buvai iki šio etapo, buvai labai labai kantriame tokiam tiesiog kokone ir už tai tave apdovanos. Lauk pripažinimų, lauk aplodismentų, lauk ovacijų, lauk iš žmonių komplimentų ir tuos komplimentus priimk, taipogi lauk ir finansinių apdovanojimų. Šiai dienai jaunatis tau žada tiesiog, kad tave apkarūnuos už tavo visą įdėtą darbą. Ožiaragis. Apie kągi ši jaunatis yra ožiaragio ženklo atstovams ir atstovėms? Benaršydama savo praeityje, tu nieko gero tenai nerasi. Gali būti, kad šią jaunatį tu labai tiesiog intensyviai vis žvalgysies į savo praeitį, ką tu ten netaip padarei, ką tu ten netaip nuveikiai, ką tu galėjai kitaip padaryti. Gali būti, kad gali kilti nostalgija kažkokiems tokiems praeities prisiminimams, praeities kažkokiems geriems tokiems jausmams, epizodams. Ir taipogi gali kilti nusivylimas tuo, kad tu galbūt kažkur kažką netaip padarei. Nenaršyk po savo praeities klaidas. Šita jaunatis yra labai labai energetiškai gera, atsisveikinti su viskuo, ko tu nepadarei, pasakyti tam viso gero, savo energijos tam nešvaistyti, nekreipti tam energijos į tai, o tiesiog žiūrėti, ką tu gali nuveikti gero visiems mažiem ir dideliem, kuriuos tu myli, bet pirmiausia, turėtum pasirūpinti savo mentalinę sveikatą ir savo mentaliniu lygmeniu, kokiame tu esi dabar, ar aplink tave supa pozityvios energijos, ar tave supa pozityvumas, o galbūt šiomis kartais sunkiomis dienomis dažniausiai krenti į negatyves energijas, tai pabandyk su tuo susitvarkyti, kad neskleistum aplink savo mylimiems žmonėms. Vandenis. Kokiamis energijomis ši jaunatis prasigroja vandeniui. Vandeniui kalba irgi apie tai, kad jūsų darbe, jūsų veikloje, jūsų finansuose jums gali kilti kažkokia labai netikėta idėja. Šitą idėją, žinokit, net labai pasiteisins, jeigu jūs ją susistruktūrizuosite ir galbūt ją išsikelsite į dar aukštesnį lygmenį, nes tokiam pradiniam etape jinai nelabai praeis. Tiesiog tą mintį pasigaukit ir pasižiūrėkit, iš kokios pusės ją pateikti, kad ji būtų jums labai naudinga. Gali būti, kad ją pasiėmus reikės ją apdoroti visą savo išmintimi, galbūt pasitelkti kažką, kas galėtų jums duoti patarimų tą linkme, bet jeigu ta idėja jums kils ir jūs žinosite, kokia ta idėja yra, būtent apie kurią aš dabar kalbu, tai žinokite, jos nepaleiskite, nes ji gali būti jums tikrai finansiškai naudinga ir tiesiog netgi jums duoti dar tokio gyvenimiško ekspertiškumo, kurį jūs galėsite panaudoti dar ne kartą. Apie ką šita jaunatis yra žuvytėms? Žuvytėms yra apie jausmus savo naujoms pradžioms. O jau tiek laimės vidinės pilna, o jau tiek viso pasitenkinimo pilna, todėl kad į naują pradžią einate bebaimiškai. Jūs suprantate, kad nauja pradžia visada duos kažkokių tai išbandymų, duos kažkokių tai patikrinimų, duos kažkokių tai
nenumatytų situacijų, bet jūs puikiai žuvytės jaučiate, kad jūs turite ištikimų